Šventės baigėsi, tačiau labai smagu, kad šventinė nuotaika uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvių apšvietimas suteikia miesto gyventojams ir svečiams. Šis laikotarpis tamsus ir niūrus, o juk taip norisi dar pasidžiaugti šventiniais papuošimais, kurie mieste suteikia jaukumą. Iki pat sausio pabaigos yra palikti šviesti šventiniai apšvietimai Vilniaus gatvėje Bulvare ir medžiai prie Šiaulių miesto savivaldybės. Tęsime gražią Šiaulių miesto mero Artūro Visocko pradėtą tradiciją dar pernai metais įvykdžius gyventojų apklausą Facebook socialinėme tinkle ir visą sausio mėnesį palikome šviesti šventinį apšvietimą Vilniaus gatvės Bulvare ir skvere prie savivaldybės prisikėlimo aikštėje. Šventinio apšvietimo kaina mėnesį kur tai 350 €, tai aš manau, kad tikrai nėra labai ženkli suma ir už tokią sumą manau, kad tikrai mes galime džiaugti šventiniu apšvietimu. Tiesa, jau yra planų dar labiau pratęsti saulučių švytėjimą miesto centre. Kitoms šventėms uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimas ruošiasi jau dabar. Netrukus šventinėmis saulutėmis pasipuoš Šalkauskio gatvė, kaip Vilniaus bulvaro pratęsimas link kito traukos objekto Saulės laikrodžio aikštės. Iš Šalkauskio gimnazijos bendruomenės ir Šiaulių miesto mero išėjo graži iniciatyva. Ir, jau ruošiamės ir apšviesime saulutėmis Šalkauskio gatvę. Tai turbūt tikrai užtikrins labai gražų ryšį tarp Vilniaus bulvaro ir Šauliukų aikštės. Taip pat numatoma kartu su Vilniaus gatvė nuo Draugystės prospekto iki Serbentų gatvės kapitaliu remonto atnaujinti ir šventinį apšvietimą. Remonto darbai prasidės jau šiais metais. Nuo darbai užsitęs, šventinių papuošimų darbai persikels į vėlesnį laiką. Jeigu Vilniaus gatvės rekonstrukcija nuo Draugystės prospekto iki Serbentų gatvės vyks sklandžiai, planuojame įrengti, pratęsti šventinį apšvietimą nuo jau dabar bulvaro pabaigos, sakykime, nuo Draugystės prospekto iki Serbentų gatvės. Tai būtų šventinis apšvietimas, praktiškai pasitiktų nuo miesto pradžios atvykstant nuo Radviliškio pusės. Smagu, kad mieste niūrios ir tamsios dienos ir apšviestos šventiniais papuošimais. Tiesa, tamsiuoju metų laiku apšvietimo reikia daugelyje vietų. Tai užtikrina saugumą ir patogumą gyventojams. Žiemos laikotarpiu laiku atlikti numatytus darbus yra sudėtingiau. Kol vyksta technologinė pertrauka ir negalima vykdyti statybos darbų, uždaroji akcinė bendrovė Šiaulių gatvė apšvietimas vykdo apšvietimo tinklo paprastojo remonto darbus ir šalina gedimus. Tačiau yra apšvietimo tinklų vietų labai jautrių oro sąlygoms ir temperatūrų pokyčiams. Tad didelis dėmesys skiriamas operatyviam reagavimui į pranešimus dėl apšvietimo gedimų ir yra šalinami nedelsiant. Dabar šiek tiek yra aišku, tokiam žiemos periodui sustojus darbam pakankamai stengiamės reaguoti operatyviai. Norime ir supratingumą, ypatingai noriu pažymėti ir Saulės taką, ir Aukštabulio gatvės aplinkinius kiemų rajonus. Ten dirba rangovai, yra dalis išmontuotų linijų ir turbūt tam, kad galėtumėm po to džiaugtis sutvarkytų gražių apšvietimų, reikia šiek tiek dabar turbūt kaip ir visuose remontuose pakentėti. Bet bendradarbiaujame su rangovais dirbančiais pakankamai aktyviai, dedame visas pastangas, kad kiek galime maksimaliai užtikrinti apšvietimą. Uždaroji akcinė bendrovė gatvių apšvietimas jau paruošė naują sezono darbų planą šių metų šiltajam sezonui. Norime paminėti, kad tęsime darbus Pramonės gatvėje, turbūt jau matote, dalis yra labai gražiai sutvarkyta. Pradėta ir Aušros alėjos atkarpa nuo Basanavičiaus iki Kudirkos gatvės, tai čia tęsime darbus, bus įrengtas naujas ne tik apšvietimas, bet ir naujai sutvarkyta šviesoforinė sankryža. Tikimės, kad vyks sklandžiai bendrieji kelių projektai ir galėsime darbuotis Daukanto gatvėje, Žemaitės gatvės rekonstrukcija, Birutės gatvė. Tiesa, jau galima džiaugtis naujų apšvietimu ir išremontuota Etin Leuro gatvė. Taip pat naujas apšvietimas atsiras Miško ir Palangos gatvėse, nuo Marijampolės iki Geležinkelio gatvės. Jau praeitais metais teisėme pažadą ir pradėjome tikrai gražius projektus, tai apšviesti iki tol neapšviestas gatves. Tai tikrai gražus mūsų projektas buvo su Etin Leuro gatvė, kur šiandien šviečia. Tai šios projektus mes tęsime ir šiais jau metais, kaip mes visada sakome, kitą sezoną, tai šiais metais kartu su savivaldybė vykdysime projektą, savivaldybė asfaltuos kelio, mes įrengsime švietimą, tai bus Miško ir Palangos gatvės nuo Marijampolės iki Geležinkelio gatvės. Tai tikrai turėsime, jeigu bendraja prasme žiūrint, tai visų tų gatvių visą pilną apšvietimą ir taip užtikrinsime saugumą ir tamsiuoju periodu gyventojai galės džiaugtis šviesiomis gatvėmis. Tuo pačiu numatom apšviesti ir Žvejų gatvės skersgatvius. Tikimasi, kad rangovų vykdomi darbai vyks sklandžiai ir Šiaulių miestas švies.